Sveiki, kolegos. Noriu Jums parodyti vieną paprastą, bet nuostabų būdą, kaip prisiūti antkišenį prie gaminio. Šitas būdas tikrai ne mano sugalvotas. Jį mačiau pas kolegas profesionalus. Pabandžiau, man labai patiko. Noriu ir su Jumis pasidalinti. Štai kaip atrodo prisiūtas antkišenis prie gaminio. Iš pradžių atrodo viskas labai paprasta. Viską mes žinom, viską mes mokam. Bet yra viena maža paslaptis. Pirmiausiai pasisiuvam patį antkišenį. Ir šito būdo visas gražumas ir įdomumas yra tame, kaip susiūtos šitos siūlės. Vieną siūlę susiuvau tiesiai, kitą siūlę, atkreipkite dėmesį, susiuvau 7 mm nuo krašto, bet pabaigoj aš padariau netiesų prasiuvimą, o šiek tiek į vidinę pusę. Pasvirimo kampas tikrai neturi reikšmės. Antkišenį aš prisiuvinėsiu 7 mm pločio siūle. Vadinasi, nuo viršaus į apačią. Va čia yra atstumas 7 mm ir čia aš tą prasiuvimą tiesiog įtvirti. Padariau įstrižą. Prieš išlyginant štai šitą kampuką šiek tiek pakirpsiu. Štai taip. Išlyginus matosi, kad kampukas yra pasviręs į vidų. Šitas yra tiesus. Dabar prisiuvinėjam prie gaminio. Siuvu 7 mm pločio siūle. Siuvu specialiai kontrastingais siūlais, kad jums būtų geriau matyti. Toliau nuverčiam antkišenį ir reikia jį prilyginti. Jau matosi visas smagumas šito būdo ir nuostabaus metodo. Viena pusė, kuri buvo išsiūta tiesiai, va šitas kampukas yra labai arti antkišenio krašto. Kai mes darysime apdailos peltakį per viršų, jisai dažniausiai daromas 1 cm pločio siūle, tą kampuką reikės įkišdinėti, žiūrėti, kad neišlystų ten koks nors siūlas. O štai kitas, tadam, jisai jau yra pasislėpęs. Jūs įsivaizduojat? Bet kaip genialu, kaip paprasta. Bėgu siūt paskutinio peltakio. Ir štai rezultatas. Be abejo, tas tiesusis kraštas, tą kampuką galima ten įkišti, pridaikstyti, prismeigti, nusiūti. Viskas ten gaunasi be abejo labai gražu ir paprasta. Bet štai šitas kampukas. Va štai šitoj vietoj. Va čia. Ten, kur yra didžiulė siūlių užlaidų sandūra. Jis gaunasi plonesnis. Štai koks paprastas būdas prisiūti antkišenį. Atrodo menkniekis, o darbas žymiai lengvesnis. Tikiuosi, jums patiko mano pasiūlytas būdas, jūs prenumeruosite mano kanalą ir mes mokysimės toliau gražiai, teisingai siūti. Su jumis buvau aš, Ramunė Savelienė.